Du dalykai – terasos funkcionalumas ir terasinės dangos pasirinkimai. Du dalykai, kuriuos blogai įsivertinus jau pirminėme etape, verksit kiekvieną kartą išėję į savo nuostabią terasą. Tai šitas video būtent apie tai, kaip teisingai jau pirminėme etape įsivertinti viską ir kad beliktų vėliau džiaugtis gražia, saugia, tvaria ir ilgaamžė terasa. Įsteisom patogiai, let's go! Terasos funkcionalumas. Tai yra erdvių išplanavimas pagal jūsų pomėgius, šeimos sudėtį, jūsų vertybės, tai kas yra jums svarbu. Jūs galvojat, prie šito namo projekto terasa buvo būtent taip išdėliot? Oi, kaip jūs klystat. Norit parodysi, kaip turėjo būti pagal projektą? Pagal projektą turėjo būti L formos terasa, šičia 3 metrai, tai grubiai iki čia, o šičia 2 metrai. Tai vat iki šičia takas, kuris galbūt turėjo būti arba iki lango pabaigos, arba iki šičia. Pirmas dalykas, kas man iškart nepatiko, tai yra takas. 2 metrai pločio. Kaip takui tai yra per platu, kai terasa tai yra per siaura. Nieko čia nenuveiksti. Kitas dalykas, tai yra aukšta terasa. Šitoj vietoj išėjimas pro duris yra apie 70 cm. Saugumo klausimas įsiveda. Trečias dalykas, čia yra pietinė pusė. Kam šita uodega yra reikalinga? Saulė sukasi visą dieną ir šitam kampe kepina ištisą dieną. Taip, esu padaręs terasų, kur tokį kamputį esam įsivedę, bet jinai buvo vakariniai pusiai, kai visą dieną terasai plieskia saulė, o tas galiukas vakare ateina į šešėlį ir ten labai fainu atsisės išgert kavos. Ir galiausia, takai tai yra pati neefektyviausia medžiagų išnaudojimo forma. Jie yra sąlyginai kur kas brangesni negu naudingas terasos plotas. Tai vat, užsakovai nesugebėjo man argumentuoti, kam reikia šito 2 metrų tako, juolab kaip ir matot, čia išėjimo mes iš vis neturim. Eikim į pagrindinę. 3 metrai plotis. Kaip pagrindinė terasai 3 metrai yra gerai. Tik tai tuo atveju, jeigu tu baldus pristumi prie sienos. Tai reiškia sofa ir keli suoliukai. Viskas. Į priekį jau erdvės neužtenka. Jeigu baldus norėtų daryti čia ir čia, jau 3 metrai yra per siaura. Be viso kito dalyko buvo numatyta va čia va į vidiniai laipteliai. Būtent priešais pagrindiniai vidiniai laipteliai, kurie įsimė į terasą. Čia yra 75 cm aukščio, tai reiškia, mums reikia 5 kritimų, 4 pakopų. Pakopa pagal lauko pakopos reikalavimus yra 15 iš 40. Padarius 4 pakopas, mes 1,60 m įlendam į terasos vidų. Tai reiškia, mes turim 2 zonas po 3 metrus, tarp kurių yra duobė. Jau mes turim nesaugų praėjimą. Ir galiausia, mes turim šitam kampe 80, ten 70 cm aukštį. Dėl saugumo jau mums reikia turėklų, kas užstoja šitą nuostabų grožį. Ir tai yra papildomas išlaidos. Šitai terasai, kad visų padarytų turėklus, 4-5 tūkstančiai ekstra. Pagal senąją koncepciją mes būtum turėję 45-48 kvadratai dengiamo ploto, nes turim aukštą terasą. Bet naudingas, efektyvus plotas būtų šitoj pusėje. Apie 9 kvadratai, šičia apie 13-14. O pomėgis užsakovų, man reikia relakso zonos ir kamado, kur aš galėčiau kepti mėsą. Tai šitoj vietoj baldų didesnė zona nepastatysi, nes čia yra praėjimas, skersvėjas. Baldam lieka mažoje erdvė, o kamado pastatyti būtų per didelį. Iš principo, daug ploto, mažai jo išnaudojama ir negali efektyviai jo išdėlioti. Mes išeinam į aikštelę ir visą terasos plokštumą mes nusileidžiam žemyn, nes mes turim 70 cm, ten 80, 5 kritimai. 1, 2, 3, 4, 5. Taip išsisprendėm. Mes, kai nuleidom pagrindinę terasą 42 cm aukštį, krašte jau gaunam pakankamai ribinį aukštį dėl saugumo. Jau kaip ir viskas gerai, jeigu tai būtų vieša erdvė reikėtų, bet kaip privačiai zonai viskas gerai. Turėklų mums jau nebereikia. Toliau, visą erdvę pasididinam iki 4 metrų, nes tai yra tikrai patogus dydis, kad tu galėtum pilnai migruoti, pilnai gražiai patogiai įsistatyti baldus. Laiptus mes nunešėm iš šono, nes eiti į priekį, į pievą, mes kaip ir neturim poreikio. Mūsų pagrindinis
vaikščiojimas bus nusileidžia nuo terasos ir toliau. Arba einu prie ežero, arba važiuoju einu į automobilių stovėjimo aikštelę. 2 laiptus šičia įsidėliom ir kampe laiptai turi kažką įeiti. Šiuo atveju aš vaikščiodamas pamačiau ant žemės nupieštą kvadratą ir sakau, jūs turbūt norėsit vazono. Jo, sako, aš labai noriu kampinio vazono su medžiu. Tai va, šitą sprendimą mes padarėm čia, kad laiptai gražiai sueitų į vazoną. Tokiu būdu mes gavom, kad dengiamo ploto mes turim apie 37 kvadratus, bet praktiškai visas plotas yra šitas paviršinis, yra efektyviai išnaudojama. Tai yra viena zona, tikrai erdvi, tikrai patogiai, kur galima išdėlioti baldus. Čia stovi kamada, čia augalas, o laiptai nueina šičia, saugiai į priekį ir mes pasivaikštam į šonus. Aikštelės plotis, kad būtų ergonomiška ir saugu, turi būti 90 cm, pagal lentos plotį gavosi 85. Išėjom, vienas laiptukas, mes jau esam pagrindinėje terasos erdvėje, toliau arba einam į relax, kamado, arba žygiuojam žemyn ir judam, kur mums reikia. Išėjus iš terasos sutikti laiptus yra nesaugu. Mitas, ir aš jį dabar jums paneigsiu. Laiptai yra ne tik funkcinis elementas, bet grožis, jis suteikia tam tikros prabangos, plus žiūrėkit kaip įsėdėjimo erdvė, kiek prasibrėžia vietos, kur galima atsisėsti. Išėtė ir ryte su kavos puodeliu atsisėdai. Čia komfortiška vieta atsisėsti ir bendrauti, grožėtis vaizdu. Arba netgi čia medžiagos. Kokios buvo numatytos pagal projektą medžiagos? Tai yra pušis. Ką reiškia pušis? Pietinėje pusėje, kai visą dieną nuo 9 iki nusileidimo plieskia saulė, tai reiškiasi aižėjimas, trūkinėjimas, deformacijos ir jeigu gyva pušis, tai yra intensyvus sakavimasis. Norit pušies ir šviesių atspalvių? Šviesus atspalvių tai greičiausias atspalvis, kurį nuėda saulė. Tai reiškiasi, kad po 2 mėnesių jūs turėsit rumšiškės. Galite nusidažyti tamsiais, tada kontrastuos su namu, bet tada pietiniai pusėje tamsiai nudažyta pušis dar labiau kais, dar labiau deformuosis ir dar labiau sakuos. Tada ir klausiu užsakovo, žmogau, ar tu pasiruošęs kiekvieną pavasarį porą savaitgalių pašvęsti šitos terasos priežiūrai? Ne. Gerai, ar tu pasiruošęs po 1000 eurų investuoti, kad kažkas už tave tai padarytų? Ne, nenoriu. Tai reiškiasi, medžiagos pagal pirminį užmanymą visiškai netinka. Ieškokim kito sprendimo. Po ilgų diskusijų buvo priimtas šis sprendimas. Auksinio ąžuolo spalva, nulinis įgeriamumas, 25 metai garantija, visiškai paprasta priežiūra. Ko gero, mano sekėjai jau žinot kažkokį atsakymą. Taip, Silva Deco, prancūzų gamintojo nulinio gerimo kompozitų lenta, kuri mums pasiūlė medžio bitės. Kaip matot, medžio bitės tampa jau ne vien medžio ekspertai, bet gali pasiūlyti ir kompozito sprendimus. Mano akimis tai yra vienas geriausių sprendimų būtent šiame objekte. Kodėl? Pakalbėkime apie tai plačiau. Ko gero, daugelis mano sekėjų pagalvojot apie kitą gamintoją. Bet panagrinėkim, ką mums siūlo Silva Decas. Tai yra premium klasės uždaro tipo lenta. Buvo panaudota šitam projekte. Ką reiškia premium? Tai yra pilnavidurė lenta, konstrukciškai stabiliai, nebijo nei karščio, nei šalčio. Žiemą gali eksploatuoti, naudoti, jinai tikrai nesutrukinės. 25 metai garantija, nuo pelėsių, nuo atsisluoksniavimo, nuo kažkokio irimo, nuo kažkokių defektų. Paprasta priežiūra. Šitoj vietoj paprasta priežiūra norėčiau grįžti dar ir prie klasikinio tipo lentų. Nes Silva Decas turi ir klasikinio tipo lentų kolekcijas, bet tai yra medis, plastikas, jis yra atviras. Ir lenta tarnaudama susiduria tiesiogiai su saulės, su kritulių poveikiu ir kinta spalva, išporėja paviršius, įgeria visokius taukus, nešvarumus ir panašiai. Ir ją tikrai reikia ir plauti intensyviau, ir impregnuoti, kad šitų dalykų neatsitiktų. Uždaro tipo lenta, kaip matot, jinai turi išorinį polimerinį PVC sluoksnį, kuris būtent suteikia nulinį gerimumą. Tai yra šita lenta, nieko neįgeria. Jinai gali tarnauti pietiniai, šiauriniai pusiai. Šiauriniai nežaliuos, pietiniai
kur kas atsparesnė saulės spinduliam, nekeis savo spalvos. Priežiūra, kadangi jinai nieko neįgeria, jūs galit ir purvas, ir taukai, ir vynas, kava gali bėgti, be problemų nusiplausite. Silvadek yra vienas iš tų gamintojų, kuris pilnai padengia, kaip matot, visą lentos paviršių iš visų 4 pusių. Tai irgi garantuoja, kad jisai neįgerinės drėgmės iš apačios, esant blogai ventiliacijai po terasa. Tai irgi yra didelis privalumas. Toliau, mes turim Atmosfer kolekciją, kuri pasižymi padidintų sukibimu, tai yra padidintas šiurkštumas lentos. Šiurkštus paviršius ypatingai tinka ten, kur yra slidu, baseinai, kur yra intensyviai eksploatuojama, viešos erdvės. Plus tas paviršius yra truputėlį šiauštas, aštrus ir šiuo atveju tai yra ypatingai gerai, nes gerbūviui yra nenumatyta jokios trinkelės, tai yra akmenukai ir šitoje erdvėje įbrėžimai terasos dangos bus pakankamai dažnas palydovas. Ir tokia danga leidžia labai lengvai tuos įbrėžimus eliminuoti. Tai yra tiesiog su švitriniu popieriu pašveitus. Ir kitas dalykas, ant to paviršiaus tokio šiurkštesnio, kur kas sunkiau matyti. Šitam projektui buvo pasirinkta Light Oak spalva. Mano galva tai yra vienas iš geriausių pasirinkimų. Kodėl? Pirma, užsakovai derino su vidaus grindim. Tikrai labai panaši spalva. Toliau. Mes turim fasadė geltoną elementą. Jie labai gražiai susišaukia. Šviesi spalva mažiau kaitina, mažiau priima saulę. Čia jau yra fizika. Toliau, aplink mes turim beržyną, pušyną. Žiedadulkės, purvas netaip matosi. Ir galų gale, šviesios erdvės yra kur kas jaukesnė, maloniau būti. Jos atrodo vizualiai erdvesnės. Bet Atmosfera mums duoda galimybę rinktis iš 8 spalvų. 2 spalvos tai yra Ipė ir Light Oak, tai yra jos pamargintos šiek tiek. Ir 3 spalvos pilkos, 3 vienspalvos rudos. Nu, dabar dažniausias jūsų klausimas ir į kurį aš dažniausiai neduodu atsakymą. Tai yra, kiek kainuoja. Bičiuliai, šitoje vietoje norėčiau jūsų nuoširdžiai paprašyti. Mes kuriam turinį. Mes jį jums teikiam nemokamai. Daug naudingos informacijos, kas susiję su terasų planavimu, terasų projektavimu, medžiagų pasirinkimu, terasos gamyba. Bet tas turinys nekainuoja jums. Bet man tai kainuoja laiką, man kainuoja operatoriaus laiką, kainuoja montavimą, kainuoja medžiagos paskelbimą. Todėl, prašau, jeigu jums sudomino šitos lentos, tam tikri sprendimai, spauskite aprašyme esančią nuorodą. Ir jūs ne tik gausite iš Medžio bičių 5% nuolaidą visai Silvadeko produkcijai, visai turiu omeny ne tik tai lentai, kuri yra panaudota šitam projektui, bet kuriam pasirinktam tvirtinimui ir panašiai. Arba su kodu statome jums 5, fiziniai parduotuvėje pasakė šitą kodą, jūs jau gaunat 5% nuolaidą. Pirkdami per nuorodą arba pasakę raktinį žodį statome jums 5, jūs ne tik gaunat nuolaidą, bet ir prisidedat prie statome jums kanalo augimo. Ačiū Jums. Konstrukcinė dalis. Tai yra, kaip montuot, kokio taisyklių laikytis, kurias nurodo gamintojas ir kokias rekomendacijas teikiu aš kaip meistras. Visų pirma, karkasas. Pasirinkus tokią lentą, kuri tarnauja 25 ir daugiau metų, pats geriausias pasirinkimas yra aliuminio karkasas. Ta patį patvirtina ir Silvadekas. Aliuminis karkasas. Visos instrukcijos yra tik tai su aliuminio karkasu. Dėl ko aliuminis tai yra stabili medžiaga, kuri keičiantis temperatūrai deformuojasi ir elgiasi lygiai taip pat kaip ir lenta. Tai yra stumdosi į ilgį. Tuos, kuriuos sudomino, kaip taisyklingai ir gerai pasidaryti aliuminį karkasą, kviečiu pasiekti kitą mano video pažiūrėti, kur aš būtent apie tai sudėjau visas savo žinias. Būtinai apsilankykite ir pasižiūrėkite. Kitas dalykas rodantis, kad tai yra premium klasė, tu pasiimi bet kurį klipsų maišelį ir turi QR kodą, kurį nusiskanavęs iškart nueini į PDF-inę montavimo instrukciją. Gamintojai ne vis tiek, kaip tu sumontuosi. Svarbu, kad paėmęs pakelį, tu lengvai galėtum prieiti prie montavimo instrukcijos. Kalbant apie juos klipsus, jie siūlo arba tokiais nerūdienčio plieno klipsais. Tikrai labai paprastai montuojasi, lengvai išlaikyti. Tiesia eilė einant leidžia lentai judėti, plėstis temperatūriškai, bet minusas yra tai, kad tu įsregi varžtelį, o kita lenta uždengia šitą varžtelį ir jeigu reikėtų demontuoti šitą terasą,
arba tu turi viską nuo pradžių nuardyti, arba jau paskui galvot, kaip išoperuoti, kažkaip nupjauti ir vėl paskui sudėti. Jau prasideda rankdarbiai. Arba kitas variantas, tai yra siūlo kito gamintojo, Kobros, kur klipsai dedasi ir varžtas prisiveržia lengvai prieinamas tarp lentų. Tai reiškia, tu bet kada gali atsileisti varžtą ir lentas išversti. Tai yra kur kas paprastesnis montavimas, bet tu matai juodą varžtą, juodą visą šitą montavimo plokštelę. Terasos nuolydis. Kadangi tai yra pilnavidurė lenta, nulinis įgėrimas, nuolydžių galit nedaryti. Bet, kadangi šiuo atveju mes turim atvirą terasą, nulinis įgėrimas, tai reiškia, tas vanduo stovės ant lentos, visada darom nuolydį ir apie procentą orientuojamės. Jeigu norit, kad greitai nubėgtų, reikia padaryti procento nuolydį. Aišku, pačiuose galuose vanduo vis tiek stovi, nes mes turim fiziką, mes turim vandens įtepimo paviršių ir esant didesniam nuolydį, ta bala lentų gale yra šiek tiek mažesnė. Padarysit mažą nuolydį, bala lentos gale vis tiek bus, bet bus jinai didesnė. Kągi, dabar pereikim per terasos mazgus ir šičia kokius upgrade'us mes padarėm Silvadekui. 45 laipsnių lentų suvedimas. Mūsų lietuvių akis visada galvoja, kad va taip reikia suvesti, kad būtų idealu kaip balduose. Taip, aš irgi taip dariau, bet vienam projekte tai padarius gavus taip, kad po žiemos šiek tiek atkilo patys galai. Ir kiek pasidomėjau, koks ekstruzijos būdu pagamintos lentos, taip, tą dalyką turi, kad kai kurių gamintojų Silvadeko daržą šiek tiek gavę drėgmės atkyla. Ir to projekto patirtis, kai mes nusintėm gamintojams, žiūrėk, kas čia darosi, pasakė, jūs nepaliko tarpą. Žodžiu, jūsų montavimo problema. Nuo to laiko mes kampus pačius briaunas frezuojam ir paliekam 2 mm tarpą, tam, kad šitas tarpelis būtų. Ir tikrai, palikus tarpelį, pavasarį, žiemą, vasarą, tas kampas atrodo gražiai, korektiškai ir jisai neįsivaikšta, o galai neatkyla. Tai va, dėl to mes dabar paliekam 2 mm tarpelį. Toliau, antras dalykas. Kaip matot, nėra nei vieno matomo tvirtinimo. Kaip mes tai pasiekėm? Praeikiam visus mazgus ir parodysiu, kokie skirtingi sprendimai priimti šitoj terasų. Rėminanti lenta. Silvadek gamintojas turi atskirą poziciją, rėminanti, tai yra iš 4 pusių kvadratinė lenta. Tai yra terasos ploto lenta su įpjevomis, kurios tvirtina klipsais, o čia yra rėminanti lenta. Bet jie jokių įpjevų neturi. Tada iškyla klausimas, kaip tvirtinti šitoje vietoje. Imam frezerį su reikalinga freza ir įsifrezuojam lentoj griovelį. Gamintojas duoda tik tai tokio tipo klipsus. Kaip matot, 2 kojelės jos čia netinka. Tenka perdarinėti. Matot, šitą kojelę nupjaunam, o kad varžtas nebūtų labai toli nuo laikančiosios vietos, gręžiam kur kas arčiau skylutę, mes ją įsenkuojam ir tokiu būdu gaunam klipsą va šitoj vietoj laikančiąją mazgui. Išorinis rėminančios lentos tvirtinimas. Šičia mes naudojame mūsų klasikinę sistemą, tai yra aliuminis puskampis iš apačios ir nerudenčio plieno varšiukais 4 iš 20 lentą prispaudėm priveržėm iš apačios. Šoninės lentos tvirtinimas. Šitas kraštas. Šičia yra taip pat pritvirtintas klasikinis kabliukas. Mes šitą kraštą kabinam. Čia gręžtai įstrižai. Čia ir va šičia tai yra pasitelktant kampinius suktukus, kurie leidžia prieiti ir veržti kampu labai nepatogiose vietose. Arba toks grinai specializuotas, arba papildomas alkūnės. Šitoks daiktas yra kur kas patogiau dirbti, nes yra stabilesnis. Išoriniai kampai ir kur negalima gražiai prieiti, paviršiaus prie lango buvo tokių šoninės lentos prie laiptų, kur nėra galimybė. Mes daromės kamštukus su specializuotam frezom ir gręžiam į skylę. Nerudenčio plieno varžtus prisriegiam tiesiogiai ir uždėję kamštuką sušveičiam, nes šitas lentas galima šveisti švitriniu popieriu ir dar papildomai uždažėm. Šitoje vietoje beje apie dažus plačiau. Dažymas. Žiūrėkit, visų ekstruzijos pagamintų gamintojų lentų skersvėjoje atrodo taip. Bet šitoj terasoj atkreipkite dėmesį, kaip jis atrodo. Matot, yra tos pačios spalvos. Tai yra visai kitaip negu šičia. Kaip tai padarėm? Sukergėm su kito gamintojo sprendimu. Tai yra skersgalių dažai.
Visos pjautos skersgalių vietos yra uždažytos ta pačia spalva ir atrodo tikrai prabangiai ir vientisai. Prie šitos lentos dar norėčiau sustoti, nes čia mes neturėjom galimybės užkišti kažkokio įrankio, dėl to mes tiesiog veržėm iš apačios. Čia buvo profilis 60x40 aliuminis, gręžėm skylę ir 80 varžtu tiesiog prispaudėm, priveržėm šitas lentas iš apačios, klasikiniu nerudenčio plieno varžtu. O dabar dalis, kaip galima sutaupyti. Nors tai ir premium klasė, bet tikrai vietų, kur sutaupyti yra. Aš visada akcentuoju, kad mūsų projektuose likučių būna labai mažai ir jie lenda į bulvinius maišus. Šiuo atveju mato tų likučių pakankamai nemažai. Kaip buvo galima jų išvengti? Mes, kai projektavom terasą, mes turėjome asortimente tik tai 4 metrų lentas. Ir mes turėjom daug elementų teraso, kaip matot, 2,60, 2,90 laiptai ir iš 4 metrės lieka atraižo ir tu neturi jų kur dėti. Tai jas mes galėjom sudėti arba į aukštą šoną, gabaliukų sudėti ne horizontaliai, bet vertikaliai. Bet šitos idėjos mes atsisakėm, nes kaip matot, visas fasadas yra horizontai ir tie vertikalūs būtų visiškai iškritę iš konteksto. Antras dalykas, Silvadekas nuo šio pavasario paleido ir 6 metrės lentas. Tai šiuo atveju 2,60, 2,90 aš imu 6 metrą lentą, dalinu per pusę ir šitų atraižų aš jau nebeturiu. Plus kitas labai geras dalykas, Silvadekas gali jums padaryti lentas pagal jūsų ilgį. 3,60, 3,50, nuo 10 vienetų padaro to ilgio, kurio jums reikia. Šiek tiek gaunasi brangiau, bet jūs neišmetat nereikalingų medžiagų į sąvartyną. Aišku, terminas tada 6 savaitės. Tai yra, kaip matot, mes turim 2 ilgius, 4 ir 6 metrų, kur, kaip matot, pagal lentos ilgį galima pasidėlioti terasos plotį. Šiuo atveju irgi 4 metrai buvo. Plus, jūs turit galimybę užsisakyti jums reikiamą ilgį. Noriu priminti, jeigu norite įsigyti šitų lentų, galite padaryti per nuorodą šitam video aprašyme arba su kodu statome jums 5 fizinėse medžio bičių parduotuvėse. Tokiu būdu jūs gausit 5% nuolaidą visai Silvadek produkcijai. Kągi, kaip matot, meistro įtako jūsų teraso gamyboje yra minimali. Jau pirminėme etape padarius klaidų, gali taip nutikti, kad neteisingai išdėliojus erdvės arba blogai pasirinkus medžiagas, jūs savo terasą išvis niekada nesidžiaugsite. Tai yra buvimas joje, jums bus vien liūdesys. Ačiū jums, kad buvot kartu su manim. Ačiū medžio bitėm už tikrai atvežtas kokybiškas lentas, kurios mums labai patiko kaip meistram, kaip montuotojam. Ir sakau ačiū, dalinkite šito video su draugais, kurie neturi dar terasos. Iki kitų kartų. Iki.